Sveiki, pakalbėkime apie tai, apie ką pastaruoju metu turbūt beveik nekalbate. Tai yra apie pasaulio futbolo čempionatą ir vertiname ketvirtfinalius. Olandija, Kostarika. Šiuo atveju sakau drąsiai, Olandija laimės tas rungtynes, nes su Lotynų Amerikos komandomis Arjenas Robenas ir tie, kurie aplink jį sužaidė ne vienerias rungtynes ir kad ir kaip ten būtų, kiekvienas iš tų rungtynių jie laimėjo. Jie laimėjo prieš Čilę, jie laimėjo prieš Meksiką. Situacija tokia, kad matyt, Kostarikai teks ginti šiose rungtynėse didesnę rungtynių dalį, o apsiginti nuo Olandų yra sudėtinga. Tai ypač skausmingai pajuto meksikiečiai, kurie aštuntfinalyje išleido iš rankų pergalę paskutinėmis minutėmis. Čia, sakyčiau, turėtų būti Olandijos pergalė ir galbūt netgi rezultatyvi pergalė nemenkų įvarčių skirtumų. Hola, football fans, OneXL, Netherlands and Costa Rica. Ką tu čia šklėdi, ką tu čia šneki? Žemė kviečia Marsą? Aš čia ne Marse. Bet tai tu kažkaip labai keistai apsirengus, visiškai neseksualiai, kas tau realiai būdinga šiaip. Aš esu tiesiog kosmose. Nu, klausyk, čia ne kosmosas, čia Lietuva. Aš gaudau Olandijos bangas. Nieko nesuprantu, aš tiek informacijos neapdoroju. Nu, tikrai kažkoks tai kosmosas. Tu ką nematai, koks buvo kosmosas per anas Olandų varžybas? Jie įmušė 2 įvarčius per 1 minutę, nu žinot, visiškas kosmosas. Nu jo, rimtai, klausyk, gal ir dabar jie suvarys krūvą įvarčių Kosta Rikos vartus. Klausyk, o dar turi folijos, kad tu pagaudytumėm Olandų bangas? Nein, nicht, never. Ką tu čia kliedi? Kosmosas kviečia, Marsas kviečia Žemę, ar kaip ten? Aš tiesiog kosmosas. Aš tiesiog, gerai. Kosmosas. Lažybos gyvai, orangulas.lt